Yra keistas paradoksas. Dauguma žmonių gyvena ne pagal savo tikrą potencialą, o pagal ribas, kurias patys susikūrė. Tos ribos nematomos, bet labai realios. Jos pasireiškia mintimis. Man nepavyks, aš netoks kaip jie, čia ne man. Ir nors iš išorės niekas tavęs nestabdo, viduje veikia tylus stabdis, kuris lėtina kiekvieną žingsnį. Problema ta, kad šios ribos dažniausiai nėra tavo. Jos susiformavo per laiką, iš aplinkos, iš patirčių, iš kitų žmonių nuomonių. Vaikystėje gal išgirdai, kad esi nepakankamai gabus, vėliau kažkas sukritikavo tavo bandymą, dar vėliau pats pradėjai save riboti, kad išvengtum nusivylimo. Taip po truputį susikuria vidinė sistema, kuri saugo tave nuo rizikos, bet kartu uždaro tave mažesnėme gyvenime. Didžiausia problema, tu pripranti prie to. Pripranti galvoti mažiau, svajoti atsargiau, bandyti tik tai, kas saugu. Ir ilgainiui net nepastebi, kad gyveni ne maksimaliai, o minimaliai pakankamai. Vidinių ribų griovimas prasideda nuo labai paprasto, bet nepatogaus klausimo. O kas, jeigu tai netiesa? Kas, jeigu tu iš tikrųjų gali daugiau? Ne teoriškai, ne kažkada, o realiai, dabar. Pirmas žingsnis yra pastebėti savo vidinį dialogą. Kaip tu kalbi su savimi? Ar dažniau save stabdai, ar palaikai? Jei kiekvieną naują idėją pasitinki abejonėmis, tai nėra objektyvi realybė, tai įprotis. Ir įpročius galima keisti. Antras žingsnis – mažos pergalės. Daugelis laukia didelio lūžio, bet jis beveik niekada neįvyksta staiga. Tikras pokytis vyksta per mažus veiksmus. Pabandėjai, pavyko šiek tiek, pasitikėjimas paaugo, bandėjai dar kartą. Taip po truputį keičiasi ne tik rezultatai, bet ir tavo identitetas. Trečias dalykas – susitaikymas su diskomfortu. Jei nori daugiau nei turi dabar, teks daryti tai, ko dar nedarei, o tai visada bus nejauku. Baimė čia nėra ženklas sustoti, tai ženklas, kad judi už savo senų ribų. Svarbu suprasti vieną dalyką. Tavo potencialas nėra fiksuotas. Jis nėra kažkoks skaičius ar riba, kurią jau pasiekei ar ne. Tai procesas. Ir kuo daugiau bandai, tuo daugiau atsiveria. Dažnai žmonės laukia pasitikėjimo savimi, kad galėtų pradėti. Bet realybė atvirkščia. Pasitikėjimas atsiranda po veiksmų, o ne prieš juos. Tu negali išmokti plaukti, skaitydamas apie plaukimą. Turi įlipti į vandenį. Vidinių ribų griovimas nėra vienkartinis sprendimas. Tai nuolatinis procesas. Pastebi ribą, suabejoji ją, padarai veiksmą, kuris ją peržengia, ir tada atsiranda nauja, aukštesnė riba. Ir taip vėl ir vėl. Galiausiai supranti paprastą, bet galingą dalyką. Dauguma ribų buvo tik tavo galvoje. Ne visos, bet didžioji dalis. Ir kai pradedi tai matyti, atsiranda laisvė. Tu gali daugiau nei galvoji. Ne todėl, kad kažkas tave motyvuoja ar įkvepia, o todėl, kad iki šiol tu tiesiog neleidai sau pabandyti pakankamai kartų, pakankamai rimtai ir pakankamai drąsiai. Klausimas tik vienas. Ar tu pasiruošęs tai patikrinti?